Sveiki, esu Zaporožėje, pačiame didžiausiame muziejuje Ukraina, kaip skelbia ir jo įkūrėjas Dima, kaip ir visose informacinėse pranešimuose yra nurodoma, jog būtent Fajetonas yra didžiausias muziejus istorinių automobilių Ukrainoje. Tai jeigu būsit Zaporožėje, tikrai paskirkite kokias bent 2 valandas. Aš šiandien jau beveik visą valandą ir tikrai nesinori jokių būdų išeiti. Bilietas kainuoja mūsų pinigais 6 eurai, bet čia yra kažkas tokio nuostabaus, mega tokių automobilių. Labai sunku kažkur tai pamatyti ir tuo labiau, kad jie yra restauruoti, jie didžiulį visi važiuoja, jie yra sutvarkyti. Na, be galo įdomu. Ačiū už dėmesį. Štai yra Zaporožės Fajetono muziejus, čia yra viena iš 7 salių. Ir kaip mums pasakojo jos įkūrėjas Dima, viskas prasidėjo štai nuo šito eksponato. Tai yra pasidarė sunkvežimiuką, žmogus dirba statybų srityje, tipo statybinės vežiot. Reklaminiais tikslais galvoju, kad vežios statybinės medžiagas. Kai padarė jį, sakė, ne, gaila, turės stovėti. Ir nuo to viskas prasidėjo, po to kitas mašinėlės, kitas ir panašiai. Einam į kitas sales ir pasižiūrėsim. BA64. Dar viena salė. Čia rytų Vokietijos šedevrai, lenkiški ir amerikietiški, angliški. Na, toks vaizdelis. O, šitom vaizdelis. Dar viena salė. O čia kiek artefaktų, kiek grožybių. O, yra lietuviškas. Pažiūrėkit, viskas, va, kino projektoriai, radijos, telefonai. Mano pirma muzikos instrumentas, taip. Dar turi kažką. Pažiūrėkit, kaip čia prie automobilių viskas. Tinka, žinoma. Svedlio muziejuje. Ir dar viena salė. Aš pamečiau skaičių 4 liktai. Žiguliukai. Čia Škoda. Trabantas. Na, kaip įdomu. Dar viena salė, tokia podidė pasakyčiau. Labai daug čia sunkiosios technikos nemažai. Autobusų keletą. Čia lauko virtuvės. Va, čia taip įdomiai. Sauleris beje. Berna. Kateriai, čipukai, pinsgaveriai. Ir visa paletė. Nu, jei pažiūrėk, koks numeris, tada eini, surandi lentelę. Na, prašymas minimalistinis. Aš asmeniškai užaugau Kaleskiui šitokio motociklo. Tai buvo mūsų šeimos transporto priemonė. Grybaut, uogaut, žvejot. Kiek vaikų čia važiuoja? Aš turiu 3 seseris, mes 4, tai jau nebebuvo, buvau Zaporožėtis, bet 3 mes šitoj važiuodavom nuo Kauno į Švenčionėlius. Tai kaip Kaleskę lietuviškai? Šoninė priekaba. Tai va, tai ir sakyk, šoninė priekaba. Tai va, paskui sako, durnas. Pažiūrėk, koks pirmą dažtų priemonė kaip buvo. Mes muziejuje ir girdim sirenas. Nežinau, ar per telefoną čia dabar girdis ar nesigirdi, bet oro pavojus. Kažkaip baigi priprast. Štai čia Zaporožiečių alėja. Negalvokite, jie nėra vienodi, kaip kad gali atrodyti. Va, čia jau. Tai Ukrainos pasididžiavimas. Netgi ir tokia, va, netgi
Tavrija, čia naujausia. Man, Luhansko automobilių gamyklos pasididžiavimas Luazas. Senesnis modelis, naujesnis modelis. Nu, naujesnis, jam irgi jau 5 metų. Va, ir tokie. Vytautas kažką kviečia. Ir dar viena salė. Motoroleriai, dviračiai. Apėdai. Gražu. Įdomu. Ir 7 salė. Va, tokia va dydžio. Va, taip va. Jo, ko gero, iš tiesų, didžiausias muziejus Ukrainoje.